Aklas pasimatymas. Labas visiems vasarą leidžiantiems su laida Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė, kviečiu jūs šiandieną pasikalbėti apie meno prieinamumą ir tai, kaip jis keičiasi, kalbant apie žmonės turinčius specialiuosius poreikius. Ir šiandieną laidoje svečiuojasi kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė, tikrai vienas iš daugiausiai Lietuvoje su meno prieinamumo temomis dirbančių žmonių. Labai dėkoju, Snieguolė, kad skiriate mums laiko, sveikinuosi su jumis iš karto su klausimu, kiek Lietuvoje iš jūsų patirties požiūrio keičiasi, kiek Lietuvoje menas yra prieinamas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Labą dieną. Iš tikrųjų, kalbėti apie meno prieinamumą galima dviem aspektais. Vienas tai prieinamumas žmonių kaip vartotojų, kurie gali vartoti kultūrą, koncertus, spektaklius, įvairius kitus renginius. Ir šiuo aspektu, aš manau, prieinamumas yra iš tikrųjų labai pasistumėjęs į priekį. Tai yra pritaikytos ir erdvės, ir žmonėms su judėjimo negalia yra padaryti važiavimai, liftai ir teatruose, ir koncertuose, ir taip pat numatomos socialinės vietos įvairiuose renginiuose ir festivaliuose, tai visgi yra didelis progresas. Šitoj srity, palyginus nuo nepriklausomybės pradžios, kaip tik prasidėjo ir žmonės buvo atidarytos durys ir žmonės išėjo iš tų savo uždarytų erdvių, socialinių erdvių. Kitų aspektų tai yra kultūra, kuri įgalina žmonės aktyviai dalyvauti kūrybinėse ir kultūrinėse veiklose. Tai be abejo irgi yra procesas, didelis procesas, kuris yra prasidėjo, sakyčiau, nuo 2004 metų, iš karto po nepriklausomybės. Pirmiausia, tai buvo tokie veiklinio meno kolektyvai paleisti, kapelos žanras, brigada vyravo įvairiuose neįgaliųjų skėtinių organizacijų veiklų programuose. Bet po truputį nuo 2004 prasidėjo procesai, kad ir profesionalūs menininkai pradėjo dirbti su žmonėmis su negale ir ieškoti naujų formų, naujų būdų, kaip žmonės įtraukti į meno procesus. Į meno procesus visose meno srityse, tiek teatre, tiek muzika, tiek ir kino mene. Žmonės su negale vis labiau buvo įtraukiami į kūrybinį procesą ir tapo aktyvūs veikėjai. Taip pat šnekant apie mūsų veiklą, mes nuo 2004 metų aktyviai pradėjome veikti tarpdisciplininio meno srityje, kadangi tarpdisciplininis menas, toks kaip akcija, happeningas, performances, duoda didžiausią erdvę ir galimybę atsiskleisti žmogui su įvairiom negaliam savo kūrybinės galias, nes ten nereikalingas kažkoks tikslumas, sakykime, happeningo arba performanso žanre, nereikalingas tikslumas, nereikalingas kažkoks mokėjimas, bet duotos tam tikros konceptualios aplinkybės, kaip tik sudaro sąlygas individualiai kiekvienos žmogaus autentikai veikti tam tikros medijos, meno medijos priemonėmis. Tai tas procesas labai įsibėgėjo, atliktas gausybė meninių tyrimų, mokslinių tyrimų, ką duoda įtrauktis žmogui su negale veikiančiam profesionalaus meno lauke ir ką duoda meno profesionalui bendradarbiavimas su žmogumi turinčiu negalę. Abipusis ratas yra užsisukęs ir tai tapo iš tikrųjų tyrimo objektu. Ir aš kaip tik šiais metais jau pradėjau rašyti irgi mokslinį darbą, disertaciją, būtent tyrinti šį socialinės arba psichosocialinės sveikatos aspektą, būtent kūrybinio bendradarbiavimo profesionalų su žmonėmis su negale. Snieguolė, kaip jūs atsidūrėte šioje temoje, kaip jūs pradėjote bendradarbiauti su žmonėmis turinčiais specialiuosius poreikius mene? Kai baigiau muzikos akademiją, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai kompoziciją, man visai sėkmingai sekėsi kūryba meninė, koncertinė kūryba, to šiuolaikinės modernios muzikos kūryba, rašiau orkestrams, įvairiems ansambliams, taip pat inicijavau kelis festivalius. Vienas buvo iš jų muzikinio veiksmo festivalis dabartinėme Nacionalinėme dramos teatre, kitas buvo šiuolaikinės meno festivalis, kuris yra prezidentūra dabartinė, o prieš tai buvo menininkų namai. Šituose dviejose erdvėse inicijavome festivalius, kurie buvo būtent
labai laisvi ir turėjo tokį tarpdisciplininį pobūdį, kur nebuvo vien muzika, vien vizualinis menas ar teatras, ir tai buvo labai daug erdvės laisvai. Ir 2001 metais aš pirmą kartą įtraukiau festivalio kontekstą žmonės su proto negale, jaunų žmonės su proto negale kartu su talentingaisiais čiurlioniukais, orkestru ir teatro aktoriais, kurie dalyvavo bendrame veiksme. Tarsi aš norėjau parodyti, kad mes galime veikti viename lauke. Kodėl tai vyko, aš negaliu pasakyti, bet tiesiog man norėjosi kalbėti apie tai, kad menas negali būti izoliuotas. Jis negali būti izoliuotas ir tik tai siauram vartotojų ratui, kur koncertinėse aplinkybėse ar teatrinėse aplinkybėse, kur jau menas labai atitrūksta nuo to, sakykime, tarnystės ir gebėjimo teikti džiaugsmą, prasmę ir tapti įrankiu sveikatinimo procesuose, visuomenės sveikatinimo procesuose. Nes tai buvo didelis džiaugsmas ir tiem talentingiesiam čiurlioniukams ir proto negalę jaunimui, kuris čia pat galėjo kartu sąveikauti vienoje didelėje Nacionalinio dramos teatro scenoje. Ir tame veiksme pajausti abipusį tokį džiaugsmą. Ir tas džiaugsmas nuo tada, dar 2000-ųjų, pradėjo mane vesti ir jau priveda prie tokių didelių veiksmų, veikalų, idėjų. Ir tai, man atrodo, labai prasminga. Apie tuos visus prasmingus jūsų darbus pakalbėsime visai netrukus, dabar trumpai pasiklausykime muzikos, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbu su kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė. Kalbame apie meno prieinamumą ir galimybės mene reikšti save turint specialiųjų poreikių. Snieguolė, jūs jau, kaip ir minėjote, daug metų, jau ne vieną dešimtmetį bendradarbiaujate draugė su žmonėmis turinčiais specialiųjų poreikių mene. Ar jums neatrodo, kad vis dar žmonių su specialiaisiais poreikiais kūryba Lietuvoje yra vertinama kaip antrarūšė ir kaip jums atrodo, kaip galėtumėme keisti tokį požiūrį į šių žmonių kūrybą? Na, iš tikrųjų labai ačiū už klausimą, manęs yra labai skaudus ir opus. Dabar nesenai vyko Lietuvos kultūros tarybos forumas ir kaip tik aš buvau meno sričių darbo grupėje ir vienas tikrai garsus ir nuostabus menininkas, vienos organizacijos vadovas pasakė, kad socialinė sritis ir socialinė atskirtis nėra kultūros sritis. Tai man buvo kažkaip tai labai taip skaudu ir toks gal šokas, nes šitiek metų dirbta kultūros ministerijos lygmenį, vyriausybės lygmenį, kad menas ir kultūra turi būti prieinama ir žmonėms su negale kaip kultūrinė erdvė ir terpė, o čia vėl kažkaip tai viskas lyg atsisuka atgal, 30 metų atgal ir sako, ne, čia ne kultūros rytis, čia socialinės rytis, čia yra izoliuota kažkas. Na tai visgi parodė, kad šita kova, dar šitas Sizifo akmuo nėra visgi užridentas ir ramiai negali stovėti, jisai bet kada gali vėl nusiridenti iš ten, iš kur jisai buvo sunkiai ridenamas. Ir tai dar labiau kažkaip įkvėpė ir suteikė jėgų toliau judėti, kurti ir ieškoti naujų formų ir galimybių, kaip mums bendradarbiauti ir kaip žmogus su negale gali visgi atrodyti patraukliai, įdomiai ir tam bendradarbiavime ir to jungtyje, įtraukaus meno jungtyje, meno profesionalų aplinkoje gali atrodyti įdomus, veikiantis ir ypatingai kažkokias turintis ypatingas meninės įtaigos galias. Galbūt iš tiesų dar labiau į šį klausimą ir atsakytų jūsų darbai. Jūs labai daug projektų esate kūrusi ir dirbusi su daug projektų, tai ir festivalio organizavimai ir kiti meniniai pasirodymai. Kuris iš jūsų rengtų projektų jums galbūt labiausiai įstrigo širdyje, keičiant tą visuomenės požiūrį į žmogų apskritai su negale?
Gal išskirščiau savo tarpdisciplininio meno veiklą, tos meninius socialinius plenerus, kur kiekvienais metais Mončiškių landšafto terapijos ir rekreacijos centre mes su žmonėmis su negalia profesionalais kūrėme tokius bendrus performansus, interakcijas, socialinės, meninės ir juos rodydavom sostinės dienose, va šiemet kaip tik rodėme kultūros naktyje tą bendrą darbą. Tai va šitie dalykai būna labai stiprus, nes mes tenkiamės pasikviesti labai rimtus menininkus, kurie irgi turi tam tikrų egocentrizmo ir netgi, sakyčiau, kabutėse socialumo problemų ir jie tam kūrybiniam procese tarsi niveliuoja ir dengia vieni kitus. Ir šiemet irgi pateikiau mūsų kūrybiniam tam procese klausimyną, būtent socialinės veikatos klausimyną, kaip tame bendradarbiavime mes galime vienas kitą veikti ir kurdami ir siekdami bendro, kokybiško ir įdomaus, įtaigaus, išskirtinio meninio produkto galima dar ir saveikauti siekiant sveikatinimo tikslų. Ir taip pat ir psichosocialinės aplinkos gerovės aplinkui save ir savo kiekvienam iš mūsų. Tai va šitie turbūt būtų tokie svarbiausia, taip pat labai man yra svarbios misterijos bažnyčiose, kur mes darydavom beveik kasmet nuo 2008 metų misterijas bažnyčiose ir važinėdavom po Lietuvos ir taip pat užsienio šalių bažnyčias, kur irgi misterijose dalyvaudavo profesionalūs aktoriai, muzikantai ir žmonės su skirtingomis negalėmis. Tai būdavo veiksmas simultaninis, neapibrėžiamas žanrų, ar tai teatras, ar tai muzika, ar tai dailė, nes visada jungiama ir veiksmo tapyba, kuri čia pat sukuria meno kažkokius objektus arba kolektyvinės kūrybos pavyzdžius. Čia trumpam stabtelėsime, pasiklausysime muzikos ir savo pokalbį netrukus pratęsime. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su kompozitore, menininkė Snieguolė Dikčiūtė. Mes kalbame apie meno kuriamas galimybės mums visiems bendradarbiauti ir tiems, kurie turime negalią ir tiems, kurie negalios neturime. Snieguolė, jūs jau pradėjote pasakoti ir apie tarptautinį bendradarbiavimą su kitais menininkais ir ypač bendradarbiavimą su ukrainiečiais. Kokiose jūsų veiklose bendradarbiavimas su Ukraina labiausiai atsispindi ir kuris turbūt dabar ypač šiuo metu daugiausia kelia iššūkių? Su Ukraina mes turime tokį glaudų ryšį. Ukrainos režisierius iš Kijevo Vitalijus Liubota yra mano organizuojamo festivalio Begasas meno vadovas ir mes esame sukūrę tarptautinį tinklą, kur įvairios šalys pristato savo geriausius ir įdomiausius teatro pastatymus būtent žmonių su negale, bendradarbiavimo su profesionalais, optimalaus bendradarbiavimo su profesionalais produktus, spektaklius, įvairius performansus, judesio spektaklius. Tai mes patirime iš tikrųjų šiokį tokį stresą, nes Liubota nebegali atvykti pas mus nei į festivalį, nei taip pat kurti kažkokių naujų darbų su mūsų muzikinio veiksmo trupe. Ir labai kažkaip tai iš tikrųjų ieškom to optimalių variantų kažkaip ir per Zoomą, ir per tas nuotolinės, bet vis kitas ta kokybiška tokio bendradarbiavimo draugystė yra sustojusi kol kas. Bet pernai mes sukūrėme nuostabų spektaklį, kuris vadinosi Taikos diena, būtent kalbantį apie karo Ukrainoje veiksmus ir šis spektaklis turėjo nepaprastą pasisekimą užsienio festivaliuose. Tai Liubline premjera įvyko Liublino muzikinėme teatre, taip pat Vroclavo muzikinėme teatre rodėme šį muzikinio veiksmo spektaklį ir nepaprastai irgi turėjom didžiulį iš publikos priėmimą, gerą iš kritikų, labai gerą įvertinimą. Taip pat šį rudenį planuojame su šiuo spektakliu pasirodyti Sopoto teatre rugsėjo mėnesį vykstančiame festivalyje. Tai va čia mūsų tokia, sakykime, duoklė
Ukrainai, ką mes galim, to mes prisidedam ir nors ir patirdami dabar tą didelį, sakykime, ir nuostolį, kūrybinį nuostolį, mes bandome patys prisidėti prie tų įvykių ir kažkaip reaguoti juos, empatiškai reaguoti ir pasauliui kalbėti apie tai. Iš tiesų labai jautrus ir labai svarbus jūsų indėlis į šį mūsų bendradarbiavimą. Dar, Snieguolė, labai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip keičiasi pačių meno profesionalų požiūris į jūsų minėtus darbus, kuriuos sukuria žmonės turintys specialiuosius poreikius. Ar ši meno bendruomenė tampa atviresnė ir galbūt turite pavyzdžių, kurie rodo tą atvirumą? Na be abejo, ne tik meno bendruomenė, bet ir visuomenė atviresnė, nes vis prisimenu, kai 2004 metais mes Sostinė dienose išleidome žmonės su Dauno sindromu bendram bendradarbiavime su aktoriais ir muzikantais, tai jo žmonės pro šalį ir sakė, ką jūs darote, čia negalima šitų žmonių rodyti, čia yra pasityčiojimas ir taip toliau, buvo tokios pačios įvairiausios reakcijos. O dabar visi žmonės priema, laukia, tiesiog klausia, ar šiemet ką padarysite, ką šiemet parodysite Sostinės dienose, ką šiemet parodysite kultūros naktyje, ką naujo dabar kūrėte. Taip pat ir užsienio partneriai irgi visada klausia ir menininkai, ar galėtumėm dalyvauti jūsų programuose, ar galėtumėm būti įtraukti jūsų spektaklius ir taip pat ir sakykime, aplinkui mūsų ir menininkai labai nori, va šiemet, kai dariau tą socialinių interakcijų performansų kūrybos plenerą, tai iš tikrųjų buvo labai didelis iš aplinkos menininkų ir rimtų menininkų, kurie užsieniuose baigusių įvairius ir improvizacijos ir kompozicijos mokslus, norą didelį dalyvauti mūsų projekte, tai tarsi tapo jau tokiu ir, gal kabutėse pasakyčiau, prestižu dalyvauti kartu su šituose projektuose ir pajausti tą bendradarbiavimo džiaugsmą, tokio neeilinio. Nes, sakykime, atsukus laiką 20 metų atgal ir būdavo tokių frazių ir tokių pasakymų, aš negaišiu laiko su invalidais, net tokių esu išgirdus. Tai tuo požiūriu aš noriu pasakyti, kad dabar aš nebeišgirstu tokių. Gal nebepataiko ar kaip, bet jie tiesiog, netgi tie patys menininkai pamatė tų procesų svarbą, procesų kokybę galbūt ir rezultatų kokybę, jie keičia ir savo požiūrį, jie labai noriai dalyvauja ir taip pat jau vis tiek nuskamba taura, nueina, kas tai yra ir kaip tai yra ir kas iš to būna. Ir tiesiog tas menininkų noras dalyvauti tame darosi vis labiau, kaip sakyti, pageidautinas ir netgi, sakyčiau, tas įtraukaus meno momentas jisai jau tampa prioritetiniu ir aš visą laiką stengiuosi ir dirbant su kultūros taryba, kad mes turime įtraukų meną, ypatingai skirti daug dėmesio ir lėšų, nes tai yra labai svarbi sveikos ir psichosocialinės aplinkos gerinimo yra priemonė. Man labai gera girdėti, Snieguolė, apie šios pokyčius. Dabar trumpai pasiklausysime muzikos, po jos girdėsime reporterio rubriką ir dar sugrįšime į savo pokalbį, tad likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną bendrauju su kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė, beprotiškai daug pastangų dedančią tam, kad Lietuvoje menas taptų ir atviresnis, ir įtraukesnis žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Snieguolė, kalbant apie ateitį, jūs minėjote, jog ir rašote disertaciją šią temą, kokius mums dar reikėtų žingsnius žengti ir kokioms institucijoms, kad ir toliau mes eitumėme tos gerėjančios situacijos meno įtraukumo ir meno atvirumo požiūriu. Iš tikrųjų, ką reikėtų pirmą padaryti ir kiek tai pavyktų padaryti, tai reikėtų sukurti tarp institucinį bendradarbiavimą, kad nebūtų tokia situacija, kur yra šiandien, kad kiekviena, sakykime, ministerija, socialinės apsaugos, kultūros ministerija, švietimo sektorius ar, sakykime, sveikatos sektorius visą laiką nori nusimesti nuo savęs šitą svorį, sakydamas, čia ne mūsų. Dar pernai mes su
Gubojos vadovė Viktorija Vitaitė irgi ėjom per ministerijas ir matėm tą, sakykime, norą, kad kiekvienam permesti tą, sakykime, svorio naštą, kad tai yra ne mūsų reikalas. Bet smagu, kad ir kultūros ministerijoje ir šitą viceministrė susitikime dalyvavo kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė ir buvo visgi nutarta, kad tai yra tikrai kultūros sritis ir bus skiriamas didelis dėmesys. Ko dar negalime pasakyti apie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ten kai yra svarsto šitus neįgalių departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skėtinių organizacijų veiklos projektus, tai kultūra ir lieka visiškai ten paskutiniai vietoj, kažkur tai labai mažai, kaip visiškai nereikalingas veiksnys ir šitam žmonėms su negale. Nors jeigu padaryti tą klausimą žmonių su negale, tai daugeliu tai yra tapę jų gyvenimu, jų galimybę sugrįžti gyvenimą ir gauti tą pilnavertišką gyvenimą ir sąlygas augti. Tai labai linkėčiau visgi susėsti, galbūt reikės iš tikrųjų, dabar gerai jūs čia padavėte mintį, suorganizuoti kažkokią tarp ministerinį susitikimą ir šitam lygmenį visgi šnekėti apie svarbą meno, įtraukaus meno ir apskritai kultūros lauko ir žmogaus su negale teisė į kultūrą. Tai mes be abejo reikės iš tikrųjų, tą darbą dar turbūt reikės padaryti ir ko gero dar ne vieną kartą. Tikrai taip, jeigu rengsite tokį susitikimą, pakvieskite ir mūsų Aklo pasimatymo komandą, labai džiaugsimės galėdami bendradarbiauti. Taip pat, Snieguole, su kokia mintimi galėtumėme atsisveikinti su mūsų klausytojais, kalbant apie kiekvieno iš mūsų požiūrio keitimą į vienas kito kūrybą, į vienas kito darbą ir kad tą darbą vertintumėm nepriklausomai nuo to, koks žmogus ir su kokiomis fizinėmis ar sensorinėmis savybėmis tą darbą kuria. Aš norėčiau palinkėti tolerancijos vieniems kitiems ir gebėjimo kurti bendruomenėje, kolektyvinėmis priemonėmis, būti svarbiu ir atiduoti visą, ką turi geriausio ir taip pat sugebėti išgirsti kiekvieną, kad kiekvienas galėtų atsiskleisti, kiekvienas galėtų įnešti dalelę savęs ir jaustųsi svarbus ir emociškai stiprus ir taip kurdami vienas kitą girdėdami, mes auksime ne tik kaip menininkai, bet ir auksime kaip visuomenė. Gebėsime girdėti save ne tik kultūrinėme lauke, bet apskritai savo socialinėje, politinėje visoje sistemoje. Ir mūsų pasaulis nuo to be abejo taps gražesnis, humaniškesnis ir šviesesnis. Nepaprastai Jums dėkoju, Snieguole, už šias šviesias mintis ir Jūsų beprotiškai didelį darbą. Linkiu Jums sėkmės ir lauksime naujienų iš visų Jūsų rengiamų projektų. Dėkojame visiems, kurie leidote laiką kartu su mumis. Čia buvo kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė. Primenu, jog laidos Aklas pasimatymas galite klausytis trečiadieniais 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat galite sekti mus Facebook puslapyje Aklas pasimatymas, ten stebėti mūsų laidos naujienas ir rašyti mums savo komentarus. Kviečiame prenumeruoti ir YouTube kanalą Aklas pasimatymas, kuriame rasite visus naujausius mūsų laidų įrašus. Dėkojame savo laidos rėmėjams, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, taip pat kolegoms, kurie padeda rengti šią laidą, tai redaktoriai Linai Žaltauskaitė ir garso režisieriui Gintautui Gečui. Čia buvau aš, Irma Jokštytė, lauksiu Jūsų kitame Aklame pasimatyme. Iki.